Turime šiokią tokią naujieną, kurią norėčiau jums dabar parodyti ir išgirsti jūsų nuomonę. Tai yra klijai skirti sujungimams tarp bagečių iš poliuretano ir kieto polimero klijavimo. Tai yra plintusai, moldingai, karnizai ir panašiai. Sujungimai turi būti suklijuoti, kad ateityje neatsirastų įtrūkimai, nes poliuretanas ar kietas polimeras šiek tiek turi judėjimus, tai jiems savaržyti būtinai klijai. Tai anksčiau mes turėjom klijus poliuretaninius, dviejų rūšių tam darbui atlikti. Ir naujiena yra dvi komponenčiai akrilo klijai, kurie sudaro, reiškia, klijai ir aktyvatorius. Vienas, reiškia, aktyvatorius užpurškiamas ant vieno paviršiaus, klijai ant kito ir po to, reiškia, suspaudžiami tie elementai ir realiai per kelias sekundės sujungimas jau yra paruoštas tolimesniam darbui, glaistimui, dažymui ir panašiai. Tai parodysiu, kaip čia yra daroma. Taigi, turime du preciziškai pripjautus profilius. Prigludimas turi būti maksimalus. Imam klijus. Klijai tepami ant vieno paviršiaus. Aktyvatorius purškiamas jau ant kito paviršiaus. Ir profiliukai suspaudžiami vienas su kitu. Per kelias sekundės turim puikiausią profiliuką, vientisą. Naudokitės.